dulkių. Užsidega raudoni šviesoforo signalai, laukiame, kada jie užges. Ir lenktynių startas. Labai gražiai startuoja, kaip ir minėjome, kaip ir prognozavome, abu Ferrari bolidai. Taigi, Lewisas Hamiltonas smukteli į trečiąją poziciją. Fernandas BMW Alonsas Zauberiai praranda, man atrodo, net 2 pozicijas. Štai dabar bando kontratakuoti prieš Heidfeldą. Ar tai pavyko? Ne. Fernandas buvo išstumtas iš švarios trasos dalies. Ir Heidfeldas vis tik išlaikė tą poziciją, kurią turėjo pirmame posūkyje. Na ir jau penktadienį lenktynininkai pradėjo treniruotę, skundėsi, kad čia yra labai slidu. Bolidas slysta visais 4 ratais, taigi trasa netapo šiek tiek geriau sukimbanti su ratais ir po intensyvių treniruočių bei kvalifikacijos. Matėme labai slidu už idealios trajektorijos, taigi abu McLaren bolidai startavę ant nešvarios trasos dalies turėjo rimtų problemų starto metu, taigi Lewisas Hamiltonas iš antrosios vietos nusirita į trečiąją, o Fernando Alonso aplenkė abu BMW Zauber pilotai, Robertas Kubica ir Nikas Heidfeldas. Ir matėme Zauber BMW ekipos lenktynininkai pasirinkę skirtingas padangas, Kubica važiuoja su minkštesnėmis, o štai visai arti jį persekiojantis Heidfeldas ir netgi lygtai žiūrintis į posūkio vidų pasirinkęs kietesnės sudėties padangas. Ar tai reiškia, kad kaip įprasta šios ekipos lenktynininkai turi skirtingą degalų kiekį, ar tiesiog šiuo atveju komanda parinko jiems galbūt panašų degalų kiekį, bet skirtingas padangas? Na, Mario Tysonas, BMW komandos vadovas, dažnai rekomenduoja savo ekipos lenktynininkams startuoti skirtingą taktiką. Tik tokiu atveju Tysonas mano, jog galima kovoti su McLarenais ir Ferrariais. Kol kas aplenkti visų McLaren ir Ferrari Zauber ekipai, BMW Zauber ekipai šiemet nepavyko, tačiau Nikas Heidfeldas sezono pradžioje net 2 kartus kopė ant podiumo ir žinoma tikisi dar aukštesnės vietos, galbūt antrosios, o galbūt ir pergalės lenktynėse. Na tik ką, mes važiavome su Jarno Truliu, kuris startavęs iš 9 pozicijos, dabar važiuoja prieš paskutinis, net 20 vietoje. Kas atsitiko Jarno Truliui pirmajame rate? Štai matome ekrane Toyota bolidą užimantį prieš paskutinę vietą už abiejų Spyker ekipos lenktynininkų ir štai dar jų tarpelėje yra viena iš Hondų. Na, tikriausiai mes netrukus pamatysime starto pakartojime. Matėme, jog įvyko incidentas pirmame posūkyje, tačiau labiau atrodė, kad nepasidalino vietos rikiuotės uodegoje esantis bolidai. Galbūt ten į šį incidentą buvo įsivėlęs ir Jarno Trulis. Taip matyti ir buvo įvykę. Štai ekipa, kuri pirmauja, Ferrari abu pilotai vienas šalia kito. Ir su jais kontaktą bando išlaikyti Lewisas Hamiltonas. Na, sunkus etapas antras iš eilės Fernandui Alonsui. Po to, kai Vengrijoje Fernandas iškovojo pole poziciją, buvo nubaustas 5 starto pozicijų bauda. Taigi ilga lenktynių distancija Vengrijoje. Fernandas Alonsas važiavo paskui šiek tiek lėtesnius savo varžovus. Na, žinant Vengrijos trasos Ungaro ringo charakteristikas, ten lenkti varžovus yra beveik neįmanoma, tačiau čia Turkijos Grand Prix, kaip jau minėjau, kurioje lenktynės startavo pirmą kartą 2005 metais, sukurta Hermano Tilkės, buvo kuriama atsižvelgiant